Galim pradėti? Galim. Mikrofai veikia gerai. Galim. Ar patikrint, ar veikia? Galim. Veikia, ant pasitikėjimo. Veikia? Mikrofonai veikia, žiūrovai? Veikia. Sakė veikia, liuks. Access granted. Labas dienas, labas rytas, labas vakaras, labas pietus. Sveiki atvykę į hobių... Primink. Ką, žinau, kažkokią tai seriją. Turbūt, kad 5 serija. Penkta? Turbūt, kad 5. Nu, tai galim perbėgti greitai. Lego, tapyba, joga, magija, origami. Jo, 5 serija. Šiandien naudosime kelis daiktus, liniuotė, žirklės ir spalvotas popierius. Nusipirkau šiandien 10 popieriaus. Nusipirkau 10 popieriaus. Jo, 10 skirtingų spalvų popiergalių. Štai, oranžiniai. What? Vėl oranžiniai. Ai, tai čia ne taip ir skirtingi. Biškai kitokia oranžinė. Raudona čia. Geltona. Ai, gal čia visų po 2? Tai gal 20 popierių bus? Jo, ko gero, nes dar nesibaigė. Mėlyni. Tokį kreminiai kažkokį. O, tai balti. Kremgribiliblire. Krimbliure. Rožiniai. Dramblio kaulo. Violetiniai. Rudi. Bet šiaip labai gražios tokios sodrios spalvos, žinok. Juodi. Nu ir čia kartono gabalas, ant kurio buvo viskas. Tai iš tų nereikės. Ir aš manau, kad mes darysim... Iš esmės aš planuoju padaryti 5 dalykus. Nes 5 epizodas ir darom 5 dalykus. Aš tau nerodo, ką aš gaminu. Kadangi žmonės negali spėlioti, ką aš gaminu, tai tu turėsi spėlioti, ką aš gaminu. Ai, tipo, tu išlankysi, aš turėsiu atspėti, kas per dalykas? Jo. Ok, jo, nice. Davai, Gerai, tai padarom. Tamsių gali būti neprireiks. Nu, aplamai aš dar Galiu rinktis pirmą spalvą? Nu, tai gali. Noriu tos violetinės. Oranžinė? Ne, tos violetinės. Bet oranžinė? Ne. Oranžinė. Noriu violetinę. Oranžinė, nes su oranžinė lanksto žmogus. O tai ble, o tai aš noriu violetiniais, va, labai graži. Nei čia keiksimys, nei hujeiksimys, family friendly. Sakiau ble. Nesakiau ble, tai čia blemba. Man reikia 15 ant 15. Nu, tai gerai, gerai. O tai tu pieštuko net nepasėmė? Jo. Raudonas. Tušinukas? Jo. Tai va, už tai ir sakiau, violetinį. Ta lapą. Fuck. Nu, tai jį matysi gal. Ne, tai aš tai matysiu, bet labai negražiai atrodys. Aš nežinau, čia tiesiai. Atrodo tai kreivai. Rimtai? Rimtai kreivai? Tai čia matai, neužtenka to, kad mes turim lankstyti, dar čia turim ir pasiruoštus lapus, čia gal reikėjo prieš tai pasiruošti. Rodyk visą procesą. O gal man nusibrėž liniją, iki kur reikia kirpti? Nes Tai- aš taip iš akies nelabai O tai tu nebrėžiai, tu čia susidėjai taškus? Jo. Aiktų. Taip, nusibrėžk liniją. Jo, aš susidėjau tiesiog taškelius. Aiktų mane, načiu, čia lėčiausias kirpimas, kokį esu mačius. Ir nelygiausias. Nu, atrodo kaip kvadratas. Įsikirpom pirmą kvadratą. Galim pabandyti įsijungti tutorialą. Tutorialo trukmė tik 5 minutės. Viskas, ko jums reikia. 15. Tobulo kvadrato. Spalvą galite rinktis pagal save, bet mes renkamės oranžinę, nes tu išrinkai. Ne, aš išrinkau violetinę. Man įdomu, kiek žmonių šiaip užsiminėja tokiu hobiu aplamai. Ar origamius galima mes vadinti hobiu? O kodėl net? Aišku, kad čia realiai kas daugiau, jeigu ne hobis. Man tai čia toks keistas dalykas. Nežinau. Aš kaip suprantu, tai daugam čia tokia raminanti veikla, žinai. Atjungi smegenis ir tiesiog susitelki į lakštą ir bandai iš jo kažkokį išgauti pavydalą. Nu tai tik, kad hobis. Kad Bet kažkas tai turėjo sugalvoti, kaip visą tai lankstyti, kad išgautum tą pavydalą. Nu tai va kažkas, kas norėjo hobių. Dabar dar kartą per pusę. Jeigu kažkas užsimačito arba esate užsiėmę, prašykit, ką mandriausio esate išlankstę. Arba galite į Discordą netgi įmest fotkę. Jeigu turite, tai įmeskit jo, bet šiaip bent komentaruose prašykit, ką mandriausio esate. Lėktuvėlis netinka. Tai lėktuvėlis nėra origamis. Nu bet stil, garantuoju, kažkas pakomentuos lėktuvėlį esu išlankstęs. Naikintuvą. Dabar skersas linkimas. Skersas. Dėsnis skersas. Dabar skersai lenkiam. Kampas į kampą. Tada skersas linkimas dar kartą iš kitos pusės. Nu, čia visas paslaptis visą šitam origami Daug lankstyme, skersuota, ne? kad reikia daug tiesiog kartų perlenkti, kad tas popierius pasidarytų toksai palaida bala.
Reikia Tai kaip sykės jisai įgauna struktūrą, o ne palaida bala. Jo. Tada atlenkus, užlenkiam šitą priekį iki vidurio. Va taip. Jūs šiaip gali žiūrovai tą patį kartu. Aš jums pasakoju, nes jūs gal nuo ten labai taip gerai manęs nematote, popieriaus būtent lankstymo šito visų. Bet va taip. Nu, tai aš pasistengsiu pritraukti žiūrovą, žinok. Tai jo, užlenkiam vidurį. Gali būti, kad visus dar kraštus taip reikės lankstyti. O ne, apverčiam. Ir atrodo jau kaip deimantas. Ir tada lenkiam pusę iki ten, kur turi dasilenk, kad būtų lygiai pusėje ir gaunas toks jau kaip laivelis čia viršui. Tada lenkiam šitą, nuo šitos dalies iki vidurio. Žinok, jeigu kažkas, pavyzdžiui, akli žiūri tavo video, tai tutorialas tai neduoktų dievę. Šitą iki šito ir dabar iki šitos. Šoną iki šono. Jau minutė praėjau iš 5. Gan greitai. Nu jo, greičiausiai minutė mano gyvenime. Tada priekį lenkiu iki vidurio. Fakt, neskubėk, seni. Nu jau kreivai. Jau nukreivoju. Čia susipyko su YouTube'ais tutorial. Kažkur būsiu jau prisilankstę, žinau. Į lenkęs jau būsi, ne? Įtepęs kokios. Tada šitą atgal iki vidurio. Man tai čia žiauriai sudėtingai atrodo. Tai man, aš jau nebesuprantu, kurią čia vietą, kur tu čia lenkiai, gilenki, pralenki. Tai kodėl viena pusė kažkokia didelė, o kita ne? Nu, tai nukirpai belę, taip. Eik. O čia turėjo būti lygiai. Nu, bet tai jei ten, sakau, milimetrų skiriasi, tai gal pohu vis tikėsi. Nu, kokiu milimetro pačia pažiūrėk. Tau čia milimetrų? Nesusijungia. Milimetrų? Nu, bet tai vis tiek susilankstys. Nu, kaip? Nu, tai aš iš tavęs nekreivau ir nesitikėjau. Ei. Snukį plėšia į čia. Tai tu man išdavai, kas bus. Neišdaviau. Išdavai. Sakai, snukį plėšia, tai visi gyvūnas. Aš tai iš pradžių maniau čia kokią tulpę lankyti. Ne gyvūnas čia. Noriu priminti, prieš filmavimą šito video žvaigždė sakė 5 dalykus sulankstysiu, žodžiu, čia žiauriai greitai šitas videkas praeis per valandą, aš jūs visus sulankstysiu. Mes 20 minučių jau viršaus lankstom ir dar neišlankstom pirmą. Čia ką? Nu tai kad kirpimas užtruko. Nu aš matau jau tą lapę, nu. Šiknoj skylę, nieko tai nematau. Čia lapė naikintuvas viename. Ką jis padarė kitaip? Kodėl pas jį tokia nuožmi? Gražmi. Tai lapė, ne? Ne lapė. Sakei ji. Nesakiau ji. Sakei, kodėl ji tokia nuožmi? Nesakiau. Dan? Jo. Padėk ant stalo. Ar nelabai laikosi to mūsų lapė? Va. Ką žinau? Man čia tarp lapės. Ir gaidžio. Ir gaidžio, jo. Ne, nu lapė. Už tai ir norėjau oranžinę daryti. Lapė. Nu lapė, nu tai iškart mačiau lapė. Nu šiaip visai gražiai atrodo. Nu kiek detalių, wow. Na, kokia. Iš popieriaus lapelio aš negaliu patikėti, kad lapytą eina išlankstyti. Na, žiauriai gražiai atrodo. Užskaitom šitą lapę? Nu, aišku, skaitom. Gražiai raižiai. Gali stovėti, ne? Nu, matai, šaunuolis perkalbėjai dar nuo violetiniais spalvos. Nu, tai va. Tai vieną išlankstėm. Varom prie antro. Antras bus labai lengvas. Gali įsirinkti spalvą. Galiu? Choose any color you want. Bet kurią. Nu, tai dabar jau noriu tos. Violetiniai. Šitos? Violetavos? Jo. Rožiniais? Ne, bet va šitos jo. Šitos? Šitą labai gražiai. Gerai. Tai dabar mums reikia 14 ant 14. Oi, da mažesnis, tai bus dar sunkiau lankstyti. Perlenkus per pusę. Atlenkt. Ir dabar į kitą pusę. Ne. O, kažkas naujas. Tada iki pusės užlenkt. Tai jau žinau, ką darysi. Nu? Harmonika. Kokią Moniką? Tu Monikos tai nedarysi, nes tai padarytas būtum tada jau. Tu harmoniką darysi. Ne, tai tu nesąmonį čia kalbėjai nesąmonį. Tu manęs klausai, harmoniką darysiu.
Nedarysiu aš Monikos. Tai aš žinau, kad tu Monikos nedarysi. Dabar skersai lenkiam visą popierių. Į trikampį. Ir galima matyti, kur yra kreiviau. Na, yra. Yra čia tų nukreivojimų. Gal va šitos reikia imti. Jo, ko gero, va šitą viršų reikia griebti. Ir lenkti, iki kol pavyks padaryti tą patį lenkimą. Ir čia, va. Tai? Šauas. Na, tai čia nieko nėra, čia tiesiog sulankstyti. Jis irgi taip darė? Nu, jis užmontavo ten. O aš turiu padėti ant šono ir turiu ateiti ir pasižiūrėti. Nu. Čia tipo viskas? Ja. Kas naikintuvas? Žuvytė, taigis ten. O tai kodėl nai su viena akim? Nes iš šono jinai? Ai, čia šitai. Čia galas, pelekai. Nu, gal ir pohui, žinai. Tai žuvytė ar ne žuvytė? Nu, plekšniai tokie. Man lapiai labiau. Nesąmonė kažkokia. Nu, gerai, matau žuvį, bet čia tiek darbo atrodė ir biški gaidiškai atrodo. Nu, bet žuvytė. Bet, tipo, tu sulankstai gerai, viskas, nu, matau, kad lygūs kraštai ir visa kita, bet, tipo, aš neku pati mintis, žinai, lankstymo šito. Tai, nu, lapiai žymiai geriau atrodo. Nu, tai... Žuvytė ir yra žuvytė. Gerai, susiradau kitą rinkį spalvą. Iš juodos šūdas, ar nebūtų? Jo, taip nesimato gražiai ryškiai, žinai. O primink, žalios, pavyzdžiui, nenaudojom žalę daryk. Žalia? Žalę arba kokią ružavą dar gal buvo. Rožinė yra Tai mėlyna. tada ružavą. Tai bet tik, kad darėm tokią Tada žalę. violetinę, tai kaip. Žalę tada labai noriu. Kokį čia išmatamai? 15 ant 15. Čia turbūt ir standartas. Gal ir kreivai, gal ir nekreivai. Nu ką, turim trečią spalvą. Žalią spalvą. Lenkiam per pusę, atlenkiam, lenkiam per pusę, Lenkiam per atlenkiam. pusę, tikrai. Galim persilenkti per pusę pradžiai. Čia turbūt kiekvienų origamių startas yra. Šitie lenkimai. Toks, žinai, toks jausmas, kad čia principas lankstyti tą popierių. Jo, iš tikrųjų. Toks jausmas kyla. Panašiai ir yra. Galimai padarėm klaidą. Gal ne tą, nenukirpai. Gali būti. Vėžliukas bus? Ne, gervi. Taip suspręsk. Vėžliukas. Drugelis. Turėjau būti drugelis, gaus kažkokią huinę. Ai, tai čia realiai drugelis turėjo būti? Jo. Tai ir atrodo kaip drugelis. Padėk normaliai. Žuvytė, ne ką geriau. Eiktų gerai tarp moth ir tarp drugelių. Va. Lemba kaip gaila, kad tu nėra įdėta va šitį viršai tie snapai, nes snapai šitį. Antenos būtų. Nu, Tai būtų cool. bet nėra. Tipo, aš suprantu, kad techniškai žuvytė turbūt geriau išlankstyta, aš nežinau, kodėl aš ją heitinu, bet man drugelis vis tiek labiau patinka. Tai va, turim 3 gyvūnėlius. Nice. Man labai patinka šitis sparnai tokie iš 2 dalių. Nu, Geras. Fine. turim drugelį. Turim lapę, žuvytę, drugelį. Ir kol kas neatspėjai tik tais žuvytės, pasakai, kad šiaip yra huinė. Ir lapės. Kaip tai, aš lapės tau neatspėjau, aš ta prasme jau vidury lankstymų pasakiau, kad bus lapė. Nu, Tu, kad tu čia mane šidini prieš žmonės. nu. Atspėjau. Nu. Easy origami for beginners. Ta prasme, bičias ant 4 prieš paskutinių jau beginners jungiasi. Pirmus sunkius bandai. Nu, lapė sunkiausia. Ta prasme, tiesiog dabar tuoj, nežinau, aklojo lasdą išlankstys. Ne, taip nepaeis. Šitą. Gerai, dabar tavo pasirinkimai. Raudona, Čia, jeigu tarp kitko galvojat, kad atspėjau, nes matau, tai aš nifiga ten neįmatau, kas tai yra. geltona, Geltona. rožinė. Geltona. Rožiniais norėsiu paskutiniais. Gerai, kurios spalvos? Dabar geltonos, paskui rožiniais. O raudonos nenaudosim šį epizodą? O kam? For funsies.
Tai, žiūrėk, man tinka, tu gali įsirinkti pats, Gerai, bet raudona. kam tu siūlai man rinktis, jei tu nepritari. Raudona, nu tai kad tu jis nemokys rinkti normalios spalvos. Tai ką lankstysi širdelę? Tu ką nori lankstyti? Čiūjų širdelę, ne? Ne. Tik dabar įdomu, ar tą, tipo... Taigi gyvūnus lankstau, Kaip širdelę. piešiam širdelės formą, ar tą tikrą Ar tu širdies formą? girdi, mes gyvūnus lankstom? Šūda, tu gyvūnus būtum tikrai nesirinkęs raudonos spalvos gyvūnų. Na, pažiūrėsim. Pažiūrėsim, kas čia teisus. Šūjų aš kaip visą laiką. Pažiūrėsim, kas juoksis paskutinis. Kažkaip matau. Na, tipo, vyrai, davai važiuojam. Vyrai, važiuojam, pagui. Aš kol įsikirpsiu šitą lapą, jūs galite pažiūrėti, ką praeiviai galvoja apie origami. Kas yra origami? Oreganas tai čia restoranuose būna, servitėlę sulanksto į vėduoklį. Matau, pagavome jūs prie skrydį, galbūt galime šiek tiek sutrukdyti. Kur skrendate? Į Bahamas skrendu, galbūt dar ir Balį sustosiu. Galbūt žinote, kas yra origami? Oi, tai čia yra meditacija. Meditacija tai čia nėra visiškai toks paprastas lankstymas, čia yra toks vidinis, iš kūno šitas turi ateiti jums. Čia vidinis lankstymas jis yra. Kas yra origami? Origami yra sudėtingas 3D modelis paremtas geometriniais principais. Kas yra origami? Tai origami, klausykit, paprastas dalykas. Buvau Dubajuje, ane? Ir ten iš rankšluošio lankstė gulbes. Vat jums yra origami. Na, o šiandieną į mūsų klausimus atsakyti ir praeivių atsakymus patikslinti mums padės Biržų tylos ir popieriaus balanso centro įkūrėjas, 1 kvadratinio lapo filosofijos dėstytojas bei origami meistrų klubo prezidentas Lankstymantas Gervė. Origami tai tiltas tarp žmogaus ir popieriaus sielos. Kaip manote, kiek reikia popieriaus lapų, kad išlankstyti gulbę? Taip priklauso nuo dydžio, bet jei nori baisiniais, tai 5 lapai, o jeigu mažos, tai čekio užtenka. Parduotuvinių čekių. Kaip manote, kiek reikia popieriaus lapų, kad išlankstyti gulbę? Oi. Aš jums pasakysiu paprasčiau. Nesvarbu gulbė, ne gulbė, varlytė, bet kas, bet koks gyvūnėlis, ar tai daiktas. Užtenka 1 lapo. Bet esminis dalykas, lapas būtinai turi turėti sielą. Kaip galvojate, kiek reikia popieriaus lapų, kad išlankstyti gulbę? 1 paprasto lapo A4 formato arba 15 cm ant 15 cm lakšto. Kaip manote, kiek reikia popieriaus lapų, kad išlankstyti gulbę? Tai, ta prasme, kiek tu gulbių nori išlankstyti, ar ne? Tai tiek tau popieriaus lapų ir reikia. Bet kiti net ir paprasčiausių popieriukų, žinok, neturiu, aš popieriukų turiu daug. Daug turiu. 1 lapas, tik kvadratas, tik tyloje lankstoma gulbiai pakyla. Galbūt žinote, iš kur yra kilęs origami menas? Tai čia čiurkų karatistų, šitų čia bus. Nenoriu rodyti čia dabar ant televizijos, visgi esam. O mano kaimynas Petras, tai pažiūrėjau, iš tualetinio popieriaus lankstydavo. Tai nežinau, kas gudresnis, ar kaimynas Petras, ar tie, žinai. Sakykite, iš kur kilęs origami? Tai žinoma, kad iš Japonijos. Bet aš jūs geriau apšviesiu. Norit? Apšviesiu. Norit, nenorit. Senovės Egipte. Egiptiečiai, žinokit, jau lankstė origami ir iš papiruso. Iš kur yra kilęs origami menas? Oficialiai iš Japonijos, bet panašus lankstymai jau buvo rasti ir Kinijos dinastijos laikais. Galbūt žinote, iš kur yra kilęs origami menas? Tai iš Azijos, ane? Ta prasme, kažkuri viena iš tų palauk. Dabar tiksliai nepasakysiu aš tau, kuri šalis, nes aš apkeliavęs visas jas. Visas. Skersai išilgai, bet žinok viena iš tų šalių. Neatsimenu, kuri. Origami yra kilęs iš Japonijos. Ten vaikai mokosi lankstyti dar prieš išmokstant kalbėti. O ką jūs pats galėtumėte išlankstyti iš popieriaus? Tai žinok, iš popieriaus taip pats ir tą gulbę galėčiau, žinok. Tai va, išlankstyti, žinai, dalis po dalies. Kaip Turkijoje būna, ateini į viešbutį, į kambarį, būna numesta gulbė, tai aš tą pačią galėčiau iš popieriaus šik popieriaus padaryti. Gerai, reuda. Ką pats galėtumėte išlankstyti iš popieriaus? Nežinau, ar galėčiau, bet tikrai labai norėčiau, žinokit, išlankstyti iš popieriaus save, kad galėčiau suspėti į visus savo darbus.
Ką jūs pats galėtumėte išlankstyti iš popieriaus? Esu lankstęs sinusoidę iš popieriaus. O ką pats jūs galėtumėte išlankstyti iš popieriaus? Paprasčiausiai tai norėčiau iš visų savo įmonių, kiek turiu, sąskaitas visokias, elektrą, bla 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 bla, žinai, ne? Tai norėčiau lankstyti lėktuvėlius iš jų ir nuskraidinti kuo toliau, kad nematyčiau šių daugiau. Lankstyti gali visi, bet su meilė lankstyti gali tik išrinktieji. O kokia būtų jūsų svajonių origami figūra? Traktorius, man žinai, kaip praverstų, toks oreganinis John Deere'as laukuose, nukulčiau viską. Traktorius. O kokia būtų jūsų svajonių origami figūra? Norėčiau sulankstyti laiką ir prisiminimus. O kokia būtų jūsų svajonių origami figūra? Tesla Model 3 iš vieno popieriaus. O kokia būtų jūsų svajonių origami figūra? Tai mano svajonė tai būtų iš pinigų kupiūros padaryti Bugatti. Mano svajonė yra išlankstyti lietų, kad nelytų kada nors per joninės. Eilinį sykį, kaip visada, turim kvadratą, kurį lenksime turbūt per pusę, per pusę, per pusę, per pusę. Ir pirmas stepas, šitas kampas atsiduria centre. Vau, kažkas kitokio. Koks čia centras? Tai tu kryžiuoji kampus tiesiog, kad čia meluoji. Baik. Žinok, iš 4 karto neiškirpt kvadrato, bent jau panašaus į kvadratą jau kažką sako apie tave. Ką? Kad turi iššūkių gyvenime. Jau net nebepasakoja, ne, kurį kampą, kur kaip lenki, mes pokui pabūsim vieni, to prasme, tu apie mus negalvok su žiūrovai. Ne, viskas gerai. Aš susikaupęs dirbu. Nu, bičiuli, mes jau už formos matom, kad širdėlį pokui gali dabar rodyti. Tai kada net nepusėjau. Nu kaip, ana? Atsuk dabar, ką išlankstės esi. Tai kas čia daugiau gali būti? What the fuck, ką čia dar lankstyti? Nu, Realiai, ką dar lankstyti? parodyt? Parodyk. 4 baigtas. Sako, neįpusėjo. Kodėl jie vis lengvėja? What the fuck? Nu, gražiai, tipo, graži širdėlė, labai viskas gražiai, bet kodėl jie lengvėja? Mes pradėjom nuo tokio. Ausys, snapas, stovi ant kojų, kojos pražergtos, uodega, kurva iš 6 kampų sudėta nugara, plaukai čia ant tos nugaros. Tada gerai, jau plokščias, nu pohui, bet dar akį nupiešiai, tipo, negraži ta žuvis, bet žuvis. Tada šitas jau beveik net nestovi ant kojų, bet dar šiaip ne taip, tipo, drugys be ausų. Ir tada tokį rovį, tipo, kurį iškirpt galima. Iš vis neapsikurau. Aš nekaliu. Tai manau tikrai viskas, dabar tu strypą kažkokį išlankstys ir bus baigta. Liko dar vienas. Nu, davai, Viskas jau dabar tai laukiu kozerių. Tai jau dabar spalvą galiu rinktis, ar vėl sakysi, kad... Gali. Rožava. Geltonos jau nebenori? Gerai. Nu, davai. Saulutė. Viskas, ko mums reikės, pilno A4 formato. Ta prasme, net kirpt nebereik paskutiniam jūs juokaujat. Gerai, Ant tiek palengvinta. lenkiam per pusę vis tiek. Klasiškai. Tuo bičiu sakys, čia bus nukirpta blogai, čia man nesusilenkia. Atspausintas labas. Tikrai kažkaip netolygiai. Tai jo, nes lenkinė to lygiai, bičiuli. Nesakyk, kad čia ta kepurėlė. Kokia kepurėlė? Maldauju, nesakyk, kad čia ta kepurėlė, kur mokykloje lankstį duoda. Kokia kepurėlė, Paulė? Kokia kepurėlė? Neduok dievė, čia bus ta kepurėlė, žinau. Aš išeinu, ta prasme, iš šitos laidos filmavimo. Kokia? Neduok dievė, čia bus kepurėlė. Kokia kepurėlė, aš klausiu. Ta, kur pirmoji klasėje, tiem, kur nesiseka pamokos, kur čia atsilikučiam duoda lankstyti. Čia ir tarpas, kurį galim praskeizdyti. Taip? Aha. Tiek atsuoitų čia. Nu gerai. Viltis grįžta. Dar lenkiam per pusę šitą lapelį. Kaip pat viršaus. Žinai, kur buvo per skudgėjimus, kur tai žaidė tokiais. Tai čia ne jis. Lenkiam dar Gerai, čia.
Ir tada galim dar kartą Kiek lenki, tiek pritemptas. praskėsti. Ble. Tiesiog mažesnį kepurėlį. Ne. Iki čia dait. Ir štai taip. Štai tai. Štai taip mes gauname laivelį. Tu stumi? Tai čia ta kepurėlė, apie kurią aš kalbėjau. Ne, čia laivelis. Nu net jie atsiliku. Čia laivelis, tą o laivelį padaro ir dėdasi subūrė. kaip kepurėlė. Subūrė. Užsidėk ant galvos. Taigi čia. Užsidėk burę. Jau. Maža burytė. Dariau pagal. Klausyk, maža burytė tu. Maža burytė, užsidėk ant galvos laivelį. Tai turim ne tik Įrodysi. gyvūnus, turime poną ir ponius. Laivelį, kurio nenori parodyti jums. Parodysiu laivelį. Nepanašu į valtį, į laivelį. Ne, nu tai panašu, tik tai, kad prisemtų už kartą jau per šitą šoną. Nu tai aš tai padės, kad stovėtų čia. Nu aš galiu žiūrėti apsukti. Kreivai. Tai nenaujos lentos. Nenaujos lentos čia sudėtos. Čia kaip sudėjom taip. Bet realiai pradėjom nuo sunkiausio ir ėjom iki paprasčiausio. Man atrodo, reikia šitą videką montuoti, kad nuo galo pradėjai. Va, pirmas toks, šūdinas tikrai, va, kreivas toks, bet žinot, suprantama, pirmas lankstytas. Tada jau prie to, ko prieinam, tipo, pohui galėjom iškirpti jo, bet jau matyt, kad kažkas tipo biškai lankstyta. Tada, va, jau pradeda atsistojinėti, jau kažkas jau čia tokie, žinai, jau jį kirpta, kažkas įhuerinta, jau sudėtingiau. Tada negraži, bet vis tiek žuvytė, jau čia važiai beveik stoja ir galiausiai lapė, tada jau su ausim, jau čia jie bitutė, ta prasme, va tokia. Bet ne, bičiuliai, klausykit, mes ėjom tokia, jeigu čia ne progresas, čia daigresas. Regresavom šitą epizodą. Šitą epizodą aš pasirinkau regresuoti. Ir regresavom, tai va, kritom. Kaip akcijos bitkoinų. Žemyn. Tiesiog žemyn. Tai ne, bet šiaip nice. Gerai, tie visi kiti kaip kiti, bet lapiai man, pavyzdžiui, afigien. Žiauriai gerai. Tai lapė ilgiausiai ir dariau. Sunkiausiai ir buvo. Bet overall vis tiek 5 padariau skirtingus dalykus. Laivelį tai tikrai esu kažkada mokyklai darė. Tai aišku, visi esam darę. Bet negalvoju, kad tai taip sudėtinga padaryti. Žinok, man atrodo, eina ir paprasčiau. Man ir atrodė, kad čia per daug tų lenkimų. Čia jau, kad jį kažkaip paprasčiau. Lėktuvėlį tikrai daręs ir laivelį. Čia 2 dalykai, ką darydavau. Tai nelabai atsimenu daugiau, ką dar būčiau daręs. Širdelį simple, labai. Sunkiausia buvo lapė, jei be lapės gal žuvytį. Širdelį sunkumo, jei gerai. Širdelį lengviau nei laivelis, by the way. Nu jo, taip ir atrodė. Lengviau tikrai padaryti. Tai ar patiko emocijai, kiek aš galėčiau duoti lemba? Ką mes vertinam, emociją ir ką? Sunkumą. Tai sunkumas priklauso, kokį pasirinksim. Jei tokį kaip lapį, tai čia gali būti 5 iš 5, bet jei pasirinksim širdelį padaryti, čia gali būti 0 sunkumas. Tai čia sunkumo negalime. Bet tai overall, jeigu pasirenki tipo daug daryti, tai visą bendrai. Bendrai visą šitą dalyką? Jo. Kokį 2 tada sunkumas, nes tik lapį man padarė kažkokį iššūkį čia. Visa kita tai buvo taip, kažkaip. Sunkiausia man buvo atsimatuoti ir įsikirpti to lygiai. Lapą iš tikrųjų. Čia buvo sunkiausia. Tai 1 balą gauna sunkumė lapė ir 1 sunkumą kirpimas lapų atsimatavimas. Daugiau nieko. O pati emocija pėtakis. Tai man smagu visada išbandyti kažką, ko aš niekada nedarau gyvenime savo. Tai va, tiesiog casual. Tai kadangi šitų dalykų nedarau, tai smagu. O tau smagu buvo? Jo, aš taip prižvengiau. Tai aš irgi prižvengiau. Iš tikrųjų buvo juokinga. Buvo faina. Nekartočiau ir nekartosiu. Bet jeigu sužiūrėjote iki čia, paspauskit laiką, paspauskit subscribe, jei to nedarot, paspauskit varpelį, kad ateitų pranešimai, kada išeina naujas video. Pakomentuokit arba patys susiminėtų origamais, bet šitokiais, tokiais nesiskaito, turi būti bent lapiai sunkumo lygio. Gal kažkokią gervę išlankstė, gal dar ten kokį bijūną, lotusą. Bijūną? Ne bijūną, lotusus, ne? Jo, lotusas yra, jo. Jo, tai va visokius tuos sunkesnius, tai va tie labai įdomu ir ar darot tai, ar nedarot, ten gali trombai, dar kažkokį kvadratai, nežinau, spigliai. Man atrodo, kad lauksiu jūsų tiesiog Discord'e, o Discord'as bus aprašyme. Tai. Su jumis buvo aš, Matulis, ir kaip visada susitiksime jau kitą kartą. Jeigu viską atlikote to, ko prašiau, tai galite būti laisvi. Gero jums vakaro. Iki. Gero vakaro. Gero vakaro.
Keturių vėžlys ropoja.